galima pasiekti rezultatų sportuojant 2 kartus per savaitę? Aš nežinau, iš kur, bet mes anksčiau, atsimenu, vaikystėje eidavom į salę ir dėliodavomės, kiek čia tų kartų reikia eiti. 2, 4, aš suprantu, kad nuo krūvio, nuo kalorijų sudedamų, bet jeigu žmogus nenori apsikrauti, pakeisti savo kažkokio gyvenimo kardinaliai, ten 4 kartus eiti, 2 kartai per savaitę, įmanoma pasiekti rezultatą? Jo, aš manau, 2 kartai pilnai užtenka, net po kokį 10 minučių pilnai užtektų. Ten upper ir lower body, tai viršutinė kūno dalis ir apatinė kūno dalis. Ateini, tada viskas supersetais padaryti, supersetais yra, kai darai vieną ir antrą pratimą, tai padarai vieną, tada be pertraukos darai kitą pratimą ir polisis. Tai pasirink kokius 4 tokias kombinacijas, pasidarai ir išeini telefoną į šoną. Tai pilnai suteiksi stimulą raumeniui, pavargsi, užkelsi pulsą, kas gerai bus ir širdžiai, ir V2 Maxui, toks kaip hitas gausis truputėlį ir tada raumenis taip pat irgi tikrai gaus stimulą, jeigu tu esi tas žmogus, kuris daug dirbi, ofise arba ten verslai, keliauji, ateini 3-4 minučių, pasidarai visą viršutinę kūno dalį ir tada, jeigu nori tiesiog būti fit, sportiškas pilnai tau užtenka. Bet jeigu norėtum po kurio laiko labiau akcentuoti ten rankas, pečius, krūtinę, tada reikėtų truputėlį dažniau, nes tiesiog neužtektų tų pratimų, apkrauti taip stipriai tą raumenį, kad jis toliau labiau augtų. Bet kad tą sportišką fit figūrą įgauti ir numesti svorį tikrai. O kaip padalintum treniruotės vieną dieną ir viršų ir apačią, ar vieną dieną viršų, o kitą dieną apačią? Jo, aš išdalinčiau taip. Tai žiūrint, aišku, jeigu tenais, žiūrint, kaip jis galėtų eiti, ar būtų tos, tarkim, pirmadienį antradienį, tai būtų pirmadienį penktadienį. Tai būtų irgi visiškai 2 skirtingos treniruotės, nes vienos raumenų grupės greičiau atsigauna, kitos ne taip greit. Tai, pavyzdžiui, tas rankas galėtum daryti netgi 2 kartus per tą savaitę ir pečius, bet, pavyzdžiui, kokios kojas, tai jau sunkiai, nebent daugiau dienų būtų tarpo. Tai tas yra, kaip, pavyzdžiui, treniruotės tą eiliškumą, kaip žmonės dėliojasi, tas dienas kaip sportuoti, tai reikia nepamiršti, kad yra mažos raumenų grupės, kurios daug greičiau atsistaip gali, tai gali dažniau kartoti per visą savaitę, negu kai kokia nugara ar kojos. Tai jeigu tu per visą savaitę gali dažniau tą raumenį atlikti ir jį pilnai apkrauti ir dar atsistatyti, reiškia per visą mėnesį daugiau krūvio, daugiau rezultatų. Logiškai viskas skamba. O dėl pačių treniruočių, ar reikia keisti tą programą ir jeigu reikia, kam tą reikia daryti? Jo, tai yra keli būdai, arba tai vis tiek kūnas pastoviai adaptuojasi prie to, ką tu darai. Tai reiškia, kad raumuo augtų, tu turi suteikti stimulą ir stresą raumeniui, kokio jis dar nėra patyręs, kad būtų kažkas jam naujo, kad nesuprastų, ką daro. Tai pavyzdžiui, ateini daryti kojų, bet tada pradės staiga daryti rankas. Nežinau, ką aš. Čia iš seniau šitą bairiusi, bet žodžiu, gerai, jeigu rimtai. Psichologiškai. Gerai, jeigu rimtai, tai pavyzdžiui, jo, tai kad kūnas gautų kažkokį progresą, tai turi gauti stresą kuo didesnį. Tai pavyzdžiui, tu atliksi vieną treniruotę ir tada raumenį skauda ir tu jauties vis tiek paskui po savaitės didesnį svorį gali pakelti arba po 2 savaičių vis tiek, reiškia, tu suteiki tokį stimulą, stresą, kur kūnas atsistatė ir tapo stipresnis. Tai reiškia, tu per sportą taip apkrauni tą raumenį ir tada kūnas nebenori daugiau vėl patirti to pačio streso. Tai reiškia, jisai atsistato ir tampa stipresnis, kad daugiau to paties streso vėl nepatirtų. Tada kitą dieną ateini, kitą savaitę ateini vėl padaryti dar stipresnį treniruotę. Tai gaunasi vėl, kūnas stresą patyrė ir vėl tada save daro daug stipresnį, kad vėl nebūtų to paties streso. Tai gaunasi, kad tavo ta kiekviena treniruotė, jeigu nori vis progresuoti, turi būti truputėlį kitokia ir sunkesnė, vis kartelė turi kilti. Dėl to vis su metais ir kuo daugiau tų raumenų turi, tuo yra sunkiau dar priaugti. O jeigu nueinant į detalės, turbūt esi išbandęs daug skirtingų sporto klubų. Inventorius skiriasi kokybė treniruoklių, labai svarbu? Labai stipriai. Aš manau, net ir žmonės irgi turėtų pajaust, kur atsisėdė ant treniruoklio, traukia ir tu iš karto jauti ten, kur reikia, o kai kur yra, kur ten ranką nori ištiesti ir ten jau pasideda, vos net negali ištempti, tarkim, yra mažesni, nepatogus, tikrai, gerai, sakyčiau, pavyzdžiui, man tai būtų labiau yra svarbu aktualu, negu kaip profesionaliam to užsimažim, bet kitam žmogui net pilnai užtektų ir hantelių ir štangos atlikti pilną treniruotę ir gauti gerus rezultatus. Tai jeigu iš tos pusės, tai manau tikrai nereikia apsikrauti. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.